Aš ką tik atsimušiau į Lenką. Jeigu kažkas sakot, kad esat kažkam per senas, labas rytas, draugai. Tai ką, smagiai pasisvečiavom Zebra Bar kempinge. Žiauriai fainai, čia tikrai yra. Vakar turėjom labai fainą vakarienę, čia su visais keliautojais, tai fantastika. Kokių čia istorijų yra, tai nepakartojimų. Va, koks vaizdelis. Pildom savo vandens rezervuarą. All good, Alessio? Everything is good. For the moment. Tai va, jeigu kažkas sakot, kad esat kažkam per senas, tai va, moteriškė. No, it's bad to ask that. What? Your age. My age? Yeah. 64. 64. Okay. Tai 64 metų va. Moteriškė, jinai lekia aplink Afriką su šitu sprintaku. Va taip va. Labai gera nuotaika. Lekiam, jinai irgi važiuoja į Dakarą. Mes irgi lekiam į Dakarą. Tai judam į priekį. Šiaip įdomu tas, kad mes einam 110 ir dabar pasivėjau beveik, bet autobusas tiesiog skrenda, o nuo autobuso stogo dar du bičiai vaikščioja. Jau čia jau traukia į Indiją. Visiems važiuoja, pypsina autobusas, kad trauktųsi. O, kitas ateina. Ok. Nedažnai sutiksi Lenką Senegale, bet va, Lenkutis lekia. Oh! Unbelievable. I just hit. Aš ką tik atsimušiau į Lenką. Ok, merci. Ką, ponios ir ponai, mes atvykom į Dakarą. Taip čia viskas atrodo. Dabar reikia mums įsikeisti pinigų, nes mes basi kaip nežinau kas. Be pinigų mes čia nieko nenuveiksim, matom. Nes jau ir policija kabino. Sakom, neturim pinigų, tai paleido. Šiaip visai gera strategija. Bet vis tiek reikia įsikeisti, būtinai. O, kokia keitykla. Ok. Tai pasikeitėm kažkiek dinarų. Gaunasi taip, kad 10 000 čia jų tų pinigų yra 6,50 €. Tai va, nu čia ne dinarai, nepagalvokit rimtai. Čia yra frankai. Merci. Tai užsibukinam hotelį, atvažiavom ir nekaip čia man patinka iš tikrųjų. Velkam dabar čia savo mantas, bandysim, gal rasim, kur išsiplau drabužius. Bet tai čia žodžiu yra va, vandenynas, iš karto krantas. Tai pasiėmėm hotelį, nes čia ieškojom, kur apsistot, bet čia su mašina, kad išsimiegot kažkur palapiniai, tai yra be šansų čia pačiam Dakarė. Čia toks bizekas. Tai va, mūsų hoteliukas. Kad baseinas, tai žinokit, nereiškia, kad čia kažkoks poš reikalas. Čia yra realiai labai ne kažką. Tik tais, kad vaizdas toks pusę velnio. Tai ieškojom čia tų hotelių labai daug, bet kai kur iš vis ten nėra, nei kur mašinas pastatyti, ant gatvės palikti reikia, tai nusprendėm čia atvažiuoti. O rytoj kelsimės iš ryto į salą šitą.
Tai už šitą viešbutį sumokėjom 160 eurų už 2 naktis. Tai po 80 eurų. Ir čia iš tikrųjų ganėtinai pigus skaitosi, nes pigiau nelabai ką radom. Tai buvo vienas už 112 eurų, bet buvom nuvažiavę pasižiūrėti, tai labai ne kažką. Ir nėra svarbiausia, kur mašinas pasistatyti. Nes su mašina čia yra problemos. Labai tos gatvelės siauros yra ir panašiai. Ir dėl saugumo man čia kyla daug klausimų. Tai pastatėm čia privačioj tokio aikšteliai. Kainavo 5000 tų frankų jų. Visai toks autentiškas tas viešbutėlis. Okay, merci, thank you. Šitos ožkos valgo kartoną. Kartonas yra skaniausias. Oi, lem. O, ką tik aviukas iškritęs. Nu tai ką, mes pailsėjom šiek tiek, nusimaudėm, atgavom jėgas, nes iš tikrųjų labai pavargau vairuot. Gavus tik, kad ten 200, gal 50 km, o važiavom, atrodo, kad visą dieną 6 valandas. Žiūrėkite, Fabrytė fuliuką žaidžia. Tai aplinkui yra vien šiukšlės. Vėl iš šito mes nepabėgsim. Kažkoks judesys, visi bėga, visi neša, visi eina kažkur. Ir šiaip aš nesu toks miesto mėgėjas. Ir šito viso chaoso, tai neįtin man čia labai patinka, jeigu taip atvirai. Bet susiradom vieną vietelę. Turėtų būti visai smagu pavalgyti. Visi čia žiūri dabar į mane, kaip aš čia filmuoju. Tai einam čia, rodo, kad 40 minučių pasivaikščiot, o pasivaikščiot mums tai tikrai reikia. Labai gerai atspindi šitas kadras Dakarą. Tai va, atrodo toks miesto gyvenimas vyksta ir už posūkio, o taip va viskas atrodo. Šiukšlynas, kažkokios arklidės, ožkų pilna, asilų. O taip va. Autobusas vos raznoso neužgaudė. Nu, pradėjo su mumis Hebrytės eiti iš karto. Aha. O tai va. Ištrūkom iš šiukšlynų. Čia toks naujas rajonėlis kažkoks statosi. Kažkas va namuką susirentė. O, kas čia palauk, tundra, ne? Gerulė, žiauriai gerulė. Op, sorry. Nenori, kad nufilmuočiau moteriškę. Atvarėm pasižiūrėti Toyotų. Pažiūrėkit, kokie Land Cruiseriai čia stovi. Europos rinkai jų nėra. Čia, man atrodo, 70 lygtais jie yra. Einam pažiūrėti. Hello, sir. How are you? All good? Yeah. O tokį gerulį pasiėmė, jauni stogą, dedi pakeliamą palapinę ir išvažiuoji su visam kažkur. Tai ant kranto vandenino irgi lekiam mes į Casa de Ranga. Opapa. Žiūrim.
Hello. Guys, you're working? All good? Okay, thank you. You speak English? No. Okay. Yeah. Nu va, koks vaizdelis. Tiesiog negalėjom suras geresnės vietos už šitą, tai jau tikrai. Aišku, žiūrėjom, ieškojom. 4-8 vertinimas. Maistas turėtų būti irgi labai geras. Tai va, bet čia daug labai tų restoranų. Gali net va ant kranto. Oi, tai prisivalgysim. Alessio, what we gonna do? Eat. Chin. Chin. Wow. Wow. Nu, tai mes čia užsisidėjom konkrečiai. Suvalgėm kosminį kiekį maisto, nes jau buvom pasiilgę gero maisto. O Alessio dar nusipirks toj taščiuką. No, thank you. Tai žodžiu išleidom 95 eurus už tokią. Bet kokį mes kiekį maisto suvalgėm ir kokį mes kiekį kokteilių išgėrėm, visokių smučių ir taip toliau. How many smoothies we took? 6 maybe? 6? Yeah, 6 or 6 smoothies. And then, tada dar aš kažkokios morengo kavos, Alessio kapučino, žodžiu, desertų, einam išsipūtę konkrečiai. Iš tikrųjų, biški buvom pasiilgę tokio maisto geresnio, tai viskas, traukiam link viešbučio ir dabar prasidės įdomioji dalis, nes reikia grįžti per visą miestą, nu ne per visą miestą, bet 40 kažkur 5 minutės, taip. Sutemus, Dakare, eina 2 balta užpakaliai, namo 40 minučių. Pasižiūrėsim, kaip čia seksis mums grįžti. Žodžiu, čia įsimalėm, tai į kažkokį turgų įsimalėm į kažką. Vietiniai reperiai. Look, they block the road. Bet šiaip tai po kol kas labai čia tvarkingai einam. Nieks nieko net nepasakė. Kad 2 baltaodžiai vaikšto čia po rajoną malasi. Bet dar ne vakaras, aišku. Alessio, let's go. I don't think we're gonna pass through here. Yeah, it's a house. Truputį ne ten užėjom. Einam atgal. Oh yeah. Nu, kaip mano tėvas pasakys dabar, pažiūrėjęs šitą video, tai sakys, ieškot jūs nuotykių. Tai, bet iš tikrųjų taip ir yra. Bandom eiti per kažkokias gatvelės, kur atrodo, kaip pasakyti, nesaugu labai turėtų būti, ne? Nieko panašaus iš viso, va. Einam ir niekam čia neįdomu, kad mes einam.
Tai va, parėjom iki viešbučio, absoliučiai jokių problemų. Ėjom pro tokias gatveles, kur jau galbūt visi neitų, bet labai viskas easy. Tai einam dabar į kambariuką savo. Ir ką? Pradėsim montuoti videką. But first, show me your skills. How to catch mosquitoes. No, we don't need to catch it. We need to smash it. Oh my god. But the question is, where is the body? I don't think you... I don't know. I don't think you took his life. Tai ką, draugai, pabaigsiu šiandienos video taip. Čia, žodžiu, žmogus gaudo nuodus. Tai susitiksim neužilgo. Labas rytas. Tai buvom nuėję šiandien pusryčių pavalgyti. Tai pusryčiai yra 3 rūšių batonas, kažkoks marmaledas ir šiaip kažkoks marmalas. Tai net nefilmavau, žodžiu, visiškai beleką. Tai važiuojam dabar kažką nusipirkti pavalgyti ir reikia pasižiūrėti, ar vis dar stovi mūsų automobilis. Nes nėra man čia labai patikima. O, mūsų sargas sėdi. Jo, tai panašu, kad Hiluxas stovi, viskas yra gerai. Ir šiaip mūsų planas šiandienos šiek tiek pasikeitė, nes, kaip minėjau praeitam video, noriu parduoti Hiluxą, nenoriu grįžti su mašina atgal, čia važiuoti kilometrų. Tai įdėjau čia į Marketplace, Facebooką, parašiau keletą pardavėjų čia vietinių. Tai šiandien vienas man kaip tik iš ryto parašė, sakė, kad yra žmogus, kuris nori atvažiuoti apžiūrėti. O mūsų mašiniukas atrodo baisiai ganėtinai. Čia tos lipdukus nuklijavom, tai liko klijų, šiek tiek ant durų dar. Tai reikia važiuoti, išsivalyti, išsiplauti. Vidus, žodžiu, baisus, čia po kelionės ir panelė ir viską. Tai reikia visus daiktus susimesti, o kvapelis viduj tai irgi. Nuo tų bananų čia, nu žodžiu, tai viską reikia persimesti į būdą, į galą, važiuoti, išsivalyti, išsisiurbti, susitvarkyti, nusiplauti, pastatyti ją čia tokią gražią ir pasižiūrėsim, gal kažkas atvažiuos ir pabandysime ją parduoti. Tai šiaip nenorėčiau aš juos parduoti šiandien ryt, norėtųsi dar nuvažiuoti iki Gambijos, man trūksta dar vienos šalies iki tokio apvalaus, nedidelio, 40 skaičiaus, tai pasižiūrėsim. 40 mes tikrai padarysim, tik nežinia, ar tai bus Gambija, o gal net kažkokios kitos salos. Tai žiūrim, kaip čia viskas klostys. Tai čia full service, užsipili kuro, nusiplauni mašiną, išsisirbi ir panašiai. Čia hebrytė sausina ir purškia pigų silikoną, nuo kurio užlink gali. Low price, low quality. Yeah, for sure. Let's go. 1,000. 1,000? 1,000. For the pot, 2,000. 1,000 with this? Yeah, 1,000. Okay, let's go 1,000. How much? 1,000. It's with this boat? That's here, yeah. Okay, okay. Alessia? 1,000, we need to... So 1,000 for one people, yeah? One people, yeah. So 2,000 for two of us. What's your name? Paul. My name is Michael Jackson. Michael Jackson. Yeah. Okay, I'm Michael Jordan. Michael Jordan. Your name? Yeah. Your name? Oh, let's go. Okay. Let's go.
Alessia, take the backpack now, okay? I will take it when I go to the boat. Oh my God. Oi, kaip man patinka tokie dalykai ant garbės žodžio. Ta valtis siūbuoja į visas puses. Tai 2 minutės nuo kranto į krantą kažkas tokio su valtim. Tokia siūbuojanti visa. Bet smagu. Bandžiau ieškoti kažkokios informacijos, kas čia per salą, taip toliau, tai nieko aš čia neradau. Tai žinokit, nieko negaliu papasakoti. Labai mažytė čia jinai yra. Einame truputį praseisim, užsidėsim čeką, kad buvom. Bet visai gražu, čia labai daug hotelių visokių yra. Iš kurių norėjom netgi čia apsistot, bet branguka. 2 minutės 3 ir jūs kitoj salos pusėje esat jau. I don't know. Čia toks grinai atvažiuot, kad čia užsidėt, kad buvot saloje. Čia kažkokia, kaip suprantu, buvo kariuomenės zona. Čia pasirašymo vieta. Bet mano sportinė forma nekokia. This is Sparta! Ups. Okay, negalima čia. No, da. Go back. Išgirdo Spartos trenksmą. Alessia, show me your best dance move. Oh, okay. Žiūrėkit, kokia siena. Šita siena tikrai turi kažkokią istoriją. Bet čia viskas prancūziškai. Soriukas. Nepasakysiu tikrai, ką čia reiškia. Tai apėjom visą salą. Labai mažytė čia jinai. Viskas čia labai gražu, gera. Bet einam mes atgal iki mūsų valtelės. Ir reikia grįžti į žemyną ir pavalgyti. Po tiek laiko nevaikščiojimo prasidėjimo mašinai, tai čia bus iššūkis įveikti tiek laiptukų. Koks čia iššūkis? Let's go! Tai ką, draugai, jūs dabar žiūrite į aukščiausią statulą Afrikoje. Jos aukštis yra 52 metrai. Jinai buvo baigta statyti 2010 metais. Per nacionalinę Senegalo dieną, minint 50-asias išsilaisvinimo metinės nuo Prancūzijos. Tai norėjome mes labai ją užeiti. Va čia saulė šviečia ir vėjai pučia. Sorry, jeigu braška. Bet negalim užeiti. O žinot dėl ko? Nes atvažiavo kažkokie išpurškėjai. Jie dabar čia purškia viską viduj. Ir statula pasidaryta tik rytoj 9 ryto. Nu tai, aišku, čia man kitaip ir negalėjo būti. Tai dabar esam tikrai pabuvę Dakare. Jeigu pastebėjo, tai galiu saulę pilnai filmuoti, nes turim baisulinę smėlio audrą.
burna, gerklė, tai tiesiog džiūsta. Ir čia šiaip turėtų būti labai faina panorama Dakaro, bet ne kažką čia matosi. Įsimetėm į kažkokį Šroto rajoną. Pilna mašinų, primėtyta gatvėse. Aš neįsivaizduoju, kaip čia taip yra. Kažką jie čia montuoja, kažką jie čia daro. Kažką jie čia pučia. Nenoriu taip labai telefoną laikyti, matomai, bet, numestas Land Cruiseris, tai čia nėra senas, tai nukelinta iš čia metų kokių 17 kokių metų. Čia va jie kažką plauna, Hiluxas stovi numestas, čia plovykla va mašinų tokia va. Čia taip atrodo taksai, čia taksi, spalvos. Dalupta viskas iki nežinau ko. Traliukas vaškelio numestas, pardytas. Čia jau montaškė. Ta prasme, čia yra visiškai belekas. 6.5 hours later. Tai ką, draugai, žodžiu, visą dieną vaikščiam, ten tas pats per tą patį, tas šiukšlynas. Viskas, einam miegot ir rytoj anksti startuosim link Gambijos. Tai nepamirškit užmesti laikutį, pasidalinkit, pasiekit mane YouTube, jeigu dar to nepadarėt. Ir tada matysim kitame epizode. Ate.